sveikinasi Milda Al-Slamach. Kviečiu jūs 10 minučių praleisti drauge su laida Mokslo atspindžiai mene. Joje papasakosiu apie mokslinių teorijų bei atradimų susietumą su meniniais įvykiais. O pradėti norėčiau nuo chaoso teorijos ir atsitiktinumo kūryboje. Iš visų pasakojimų, susijusių su mokslinių teorijų atsiradimu, mano atmintyje, kaip ir daugelio kitų žmonių, kurie yra susipažinę su šia istorija, įstrigo drugelio efektas. Mąstydama apie jį, aš ko nematau, kaip 1972 metais kuklus matematikas ir meteorologijos dėstytojas Edvardas Lorenzas atsistoja ir 139-ame Amerikos mokslo pažangos asociacijos susitikime tyliai, bet užtikrintai perskaito pranešimą. Nuspėjamumas. Ar drugelio sparno suplazdėjimas Brazilijoje gali sukelti tornadą Teksase? Ir tas pranešimas pats savaime tampa drugelio efektu. Istorinių lūžių mokslo pasaulyje. Perpratęs nuspėjamumo moksle ydas, Lorenzas pasitelkė drugelį kaip metaforą tam, kad iliustruotų fenomeną, kurį šiandien žinome kaip jautrumą pradinėms sąlygoms. Šis fenomenas ir tapo vienu esminių chaoso teorijos bruožų. Dėka eilinę darbo dieną įvykusio atsitiktinumo, kuomet mėgindamas prognozuoti orą, dėl kompiuterizuotų skaičiavimų suapvalinimo, kuris kardinaliai pakeitė prognozę, jis suprato, jog netgi menkiausi netikslumai skaičiuose, kaip pavyzdžiui nusakant debesų padėtį, gali virsti labai dideliais netikslumais numatant oro sąlygas. Vadinasi, esant net menkiausiai paklaidai, mes negalime prognozuoti to, kas įvyks. Nes mažiausias pakitimas pradinėse sąlygose gali nulemti milžinišką pasikeitimą galutiniuose rezultatuose. Ši mintis sutriuškino įsigalėjusį įtikėjimą pasaulio nuspėjamumu ir padėjo pagrindus chaoso teorijai. Kaip mes galime nuspėti ateitį remdamiesi praeities pažinimu? Arba labiau apibendrintai, kaip mes galime išsiaiškinti beribės nežinios savybes remdamiesi ribotų žinojimu? Iškelia klausimą Nasimas Nikolas Talebas, libaniečių kilmės eseistas, matematikas, statistas ir bestselerių autorius. Savo knygoje Juodoji gulbė – itin netikėtų reiškinių poveikis, jis paaiškina iš pažiūros tą patį jautrumo pradinėms sąlygoms fenomeną, tik iš kitos perspektyvos, nei tai darė pirmieji jį atpažinę mokslininkai. Čia jis kritikuoja tikimybių teorijų, statistų ir ekonomistų naudojamus skaičiavimo modelius, taip mėgindamas atkreipti dėmesį į juodosios gulbės fenomeną, netikėtus reiškinius pasaulyje, kurie turi labai didelį poveikį ir kurių negalime prognozuoti. Tokių kaip 2001 metų rugsėjo 11 terorizmo aktas ar 2008 metų finansinė krizė. Šie pavyzdžiai yra puikiai iliustracija to, kaip įvykiai dėl jautrumo pradinėms sąlygoms, kurių mes negalime apskaičiuoti, priveda prie netikėtų rezultatų – katastrofų ar krizinių įvykių. Ir nors čia pateikiu tik rodos neigiamas pasekmes turėjusius įvykius, visgi reikia pastebėti, ką teigia ir Talebas, kad tokie įvykiai gali būti ir naudingi. Jie gali tapti pozityvia juodąja gulbe. Tokia gulbe, kaip pavyzdžiui, remiasi literatūros, meno bei pramogų industrija, kuri pasikliauja nenuspėjamumo principais ir pelnosi iš netikėtų įvykių. Juk nėra taisyklės, kuri paaiškintų, kodėl rašytoja J.K. Rowling, išsiskyrusi ant skurdo ribos gyvenanti vieniša mama, iki tol neparašiusi jokio reikšmingo literatūros kūrinio, staiga išleido Hario Poterio knygų seriją, kuri šiandien
parduota daugiau nei 500 milijonų knygų tiražu. Štai ir pavyzdys juodosios gulbės, kuriai tiesą sakant labiau tiktų laimę nešančios baltosios gulbės simbolis. Mes žinome, kad tokie dalykai vyksta, tačiau, kaip rašo Talebas, kai ateina mūsų eilė prognozuoti, mes pamirštame apie nenumatomumą. Todėl žmonės gali skaityti šį skyrių ir panašius rašinius, visiškai su jais sutikti, tačiau galvodami apie ateitį, nekreipti dėmesio jų argumentus. Tęsė jis. Tad kaip išsibrauti iš etaloninių mąstymo modelių? Ir iš tikrųjų, bet iš tikrųjų įsileisti nežinomybę. Šis klausimas kirba ne tik jūsų galvoje. Jis būdingas ir šiuolaikiniai meno kūrybai. Pirmieji nuoseklūs bandymai išsibrauti iš nuspėjimų meno kūrybos strategijų ir sąmoningai pasinerti į nežinomybę prasidėjo jau gerokai prieš šiandieninius eksperimentus. Aktyvias pastangas tai padaryti galima priskirti jau 1950 metais pradėtiems įgyvendinti happeningų, performansų ir kitų eksperimentinių gyvojo meno darbų atsiradimui, kurie ieškojo įrankių, leidžiančių į pasirodymo erdvę įsileisti atsitiktinumą. Tokiu būdu šių meninių praktikų kūrėjai ir atlikėjai suteikė savo pasirodymams nežinomybės pojūtį. Ir tam tikra prasme jos įtraukė jau minėtą jautrumą pradinėms sąlygoms. Kaip pavyzdžiui, žymiajame kompozitoriaus avangardisto Johno Cage'o koncerte 4:33, pirmą kartą pristatytame 1952 metais, kur viso pasirodymo metu pianistas nė nepaliečia fortepijono klavišų, o tiesiog atidaro ir uždaro jo dangtį, klausytojai priverčiami išgirsti atsitiktinius garsus. Jų tam tikra prasme neblaško fortepijono skambesys. Todėl tas 4,5 minutės, kol trunka kūrinys, jie turi galimybę įsiklausyti į aplinką, kuri, kurdama keistą ir neprognozuojamą melodiją, tampa muzika. And now, a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marks. Cage'o idėja šiame kūrinyje yra genialiai paprasta. Muzika skamba nuolatos, jei tik sugebame į ją įsiklausyti. Tad kūrybai vykti, tai reikia jautrumo ir atsitiktinumo. Nuo jo prasideda ir įvairiausios meno praktikos. Meno, kuris, užuot primesdamas kūrybą jo disponavimo aplinkai, gyvai reaguoja į ją, kuria su ja santykį. Kaip pavyzdžiui įvietintas, angliškai site specific, ar įžmogintas, human specific menas, kur vieta ar žiūrovas tampa ne tik pasirodymo aplinkybe, bet ir įkvėpimo šaltiniu. Taigi, menininkai, kaip ir jau minėtasis meteorologas Lorenzas, seniai suprato, kad reikia stebėti drugelio sparnus ir laukti, kada jie suplazdės, sukeldami tornadą. Tačiau šiame procese esminis žodelis ir yra stebėti, o ne kontroliuoti, kuris nusako skirtumą tarp iki šiol mene dominavusių virtuoziškumo demonstravimo praktikų, suteikusių vilties, jog egzistuoja universalios formulės ir jomis pasikliaujant galima kurti objektyviai vertinamus kūrybinius šedevrus. Ir šiandieninio postmodernaus, postkonceptualaus ir daugam postsuprantamo meno chaoso, kuriame, rodos, niekas jau nieko nebežino. Visgi, vidurio kelio paieškos tarp šių chaoso ir tvarkos polių nėra bergždžios. Todėl man labai naudinga pasirodė pažvelgti į meninę kūrybą per savaiminės organizacijos prizmę. Šią prizmę aptarsime kitoje Mokslo atspindžiai mene laidoje.